Taip, tai laba diena. Aš norėjau jūsų paklausti, kas jūsų nuomonė yra geras espreso ir ko reikia, kad jį gerai paruoštum? Espreso, žinoma, daug priklauso dalykų, tai pačios kavos pupelės, jeigu norit gerą espreso, paskui malimas, malūnai, įvairūs aparatai, žinoma, jeigu naudosit kažkurį tai sugedusi, tai neparuošit geros kavos. Paskui, aišku, laikas per kiek subėga, nes labai tai svarbu priklauso rūgštingumas pačios kavos, kad ir geros pupelės. Gera kava iš geros pupelių rūšies, bet vis tiek, jeigu jinai ilgai bėgs, per ilgai, tai vis tiek bus skonis ne toks koks. Juoda kava su karštu pienu ir vienas apelsinų sultis mielas. O, pavyzdžiui, iš kur pas jūs atkeliauja kavos? Tarkim, kai kurios į parduotuvės atkeliauja iš Lenkijos, o būtent iš kur jūs atsivežat kavas? Čia labai, žinoma, geras klausimas, tai pas mus galite pragauti beveik viso pasaulio kavų. Pavyzdžiui, Kostarikos, Indonezijos, Brazilijos vienas iš populiariausių, paskui. Tai va, iš viso pasaulio realiai galite kokių Afrikos kavų, visokiausių. O tai jos iš ten ir atkeliauja? Kaip jos? Taip, surenka derlių ir atsiunčia mum, mes tada tą kavą ir paruošiam. O kaip jūs ją paruošiate? Žinoma, mes tas pupeles apskrudinam patys, kad išgautumėm maksimaliai patį tą kavos šviežumą. Tai žinoma, mes jas patys apskrudinam, patys supakuojam ir sumalam ir parduodam. Svarbu, kad namie ruošta kava būtų skani ir kad jinai džiugintų. Žinoma, kavos pati rūšis priklauso irgi, tai 100% arabikos rekomenduoju labiausiai. O tai va, iš kur pati kava kilusi, tai irgi priklauso, kokia bus pati kava. Tai jeigu, tarkim, Kostarikos kava, tai jeigu jūs mėgstate asmeniškai gyvesnę kavą, kažką tai su citrusu, tai va, rekomenduočiau. Paskui, pavyzdžiui, Brazilijos kavos, tai jos tokios švelnesnės, jeigu jūs mėgstat be rūgštelės ir tirštesnės. Ir tai va, arba Indonezijos, tai va, stipresnės kavas mėgstat. O namie tai va, svarbiausia, mes jas, jeigu jūs mėgstat tiesiog plikimui, tai mes sumalam plikimui ir jūs jas vandenį išplikę galite jas pasimėgauti. Arba jeigu naudojat kažkurios tai įvairius aparatus, tai pavyzdžiui, bodium, tai mes va, taip sumalam ir... O tai, atsiprašau labai, o tai skiriasi malimai kažkaip? Tai taip, priklauso nuo to kavos, kiek susigers savo tikrai, galės atskleisti savo charakterį, savo aromatą, tai priklausys nuo malimo, nes, pavyzdžiui, jeigu paleidus per, kad ir mūsų espreso aparatą sumalus ant plikimui, tai subėgs tiesiog vanduo ir nebus visiškai jokios kavos. O kokia, pavyzdžiui, yra maksimaliai šviežia kava? Tai va, tikriausiai jau minėjau, tai pats maksimaliausias šviežumas būtų šviežios kavos uogos, kavos pupelės, šviežiai jas apskurdinus ir šviežiai sumalus ir, žinoma, šviežiai jums pristačius, tai būtų pati šviežiausia. Dėkui. Labai ačiū Jums už pokalbį
Ačiū Jums, tikiuosi, susitiksime šviežiai kavoj ir galėsime Jūs pavaišinti kavos puodeliu. Dėkui labai, viso geriausio. Sveika. I spend all my money, I dress you up for fun. I'm not too proud to say I'll go that extra mile. I'll cool you down when it's hot, I'll heat you up when it's not. I'll treat you right, oh you know that you're the one. I've tried all kinds of teas, I've tried the yerba mate. It's not the same even when it looks like a latte. We've had some time apart and I was less shaky, but I feel more alive when I've had my cup of coffee. You fit my every mood with an uplifting feeling. It's like a superhero comes in every cup. And when I start to fade, you're there to save the day. You make me feel like I am stronger than I was. I've tried all kinds of teas, I've tried the yerba mate. It's not the same even when it looks like a latte. We've had some time apart and I was less shaky, but I feel more alive when I've had 2 cups of coffee.